Labas vakaras. Mokinių tėvai šokiruoti, kad be jų žinios mokyklos renka iš vaikų informaciją apie jų šeimos gyvenimą ir turtą. Nacionalinio egzaminų centro anketose vaikai verčiami atsakyti į klausimus, ar namie yra indaplovė, pianinas, ar mokinys turi kompiuterį, kiek kišenpinigių gauna ir kokį darbą dirba tėvai. Negana to, į anketą įrašoma pavardė. Donato Stundžio reportažas. Vilniečių šeimą pribloškė 14-mečio sūnaus pasakojimas apie anketą, kurią jam liepė užpildyti mokykloje. Buvo ir tokių klausimų, kaip, tarkime, su vienu ar su dviem tėvais gyvena vaikas, koks yra tėvų išsilavinimas, kiek jie duoda savo vaikui kišenpinigių, taip pat ar namuose yra knygų ir pats įdomiausias klausimas, ar namuose yra indaplovė. Tėvų pasipiktinimą sukėlusi klausimyną parengė Nacionalinis egzaminų centras. Jis aiškinasi, ar efektyviai dirba mokyklos, o tam esą reikia surinkti informacijos ir apie mokinių šeimas. Tai yra daroma tam, kad pažiūrėti, ant kiek socialinė aplinka, kaip mes šnekam, šeima, aplinka ir panašiai, įtakoja mokinio mokymosi rezultatus ir jo tolesnius visus tiek karjeros, tiek pasiekimų lygius. Reikalingi įvertinti mokinių socialinį ekonominį statusą ir jie yra tokie patys, kaip pasakyti, labai daug kur naudojami ir, sakau, tarptautiniuose įvairiuose Teamse, Pirse ir kitur, taip pat nacionaliniuose, ir taip pat, kai yra išbandomi tam tikri metodikai. Klausimynai kliūva ne tik apie juos nieko nežinojusiems tėvams, bet ir duomenų apsaugos specialistams. Kadangi tai yra vardinė anketa, tai aš tiesiog nesuprantu, kam tai galima būti reikalinga. Suprantu, kad klasės auklėtojas gali žinoti kiekvieną vaiką, su kuo užsiiminėja, su kuo draugauja, bet tai yra jau, taip sakant, auklėjimo reikalas. O turėti tokius duomenys, tai yra, taip sakant, bazė įvairiems negeriems dalykams. Prisiklausę diskusijų dėl naujojo vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo, tėvai bijo, kad be jų žinios apie šeimos gerovę surinkti duomenys gali atsisukti prieš pačias šeimas. Kadangi iš vakarų įvairių šalių iš tikrųjų ateina informacija apie vaikų atiminėjimą dėl labai keistų priežasčių, įskaitant ir nepakankamai gerą materialinį gyvenimą, tai be abejo tėvai yra susirūpinę. Egzaminų centras dievaguojasi, kad surinkti asmens duomenys sunaikinami iškart, kai tik tai apibendrinama anketų informacija. Donatas Stundžis, Kęstutis Vaišvila, Vilnius.